Laidą pristato Okuma – žvejybinės ritės visiems gyvenimo atvejams. Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Šiųmetė nei šiokia, nei tokia žiema daug galimybių žvejų nesuteikia, tačiau spiningautojai jau gali pamiklinti ranką. Dabar trumpai apie tai, ką matysite šiandien. Šiandien laidoje apie žūklę įžengsime į miško upelių karaliją. O karaliauja čia ne kas kitas, o jo žvitrioji didenybė – margašonis upėtakis. Nors lauke vis dar žiemos režimas ir upelių rėvose besislapstančios žuvys nėra labai piktos, tačiau jos kimba, kai žvejys viską padaro teisingai. Jeigu mes įpratę esame, kad kiekvienoje žvejyboje reikia elgtis labai tyliai, galbūt nėra tokios žuvies, kuri mėgtų kažkokį tai triukšmą, bet čia viskas dar sudėtingiau. Apie kantrybę, medžiokliškus sėlinimo instinktus ir žeminius mažo miško upelio ypatumus upėtakio beieškant papasakosime laidoje apie žūklę. Netrukus po reklaminės pertraukos. Japonų pasididžiavimas Valaiva Rivas – tai aukščiausia kokybė sukurta rimčiausioms dvikovoms. Slaptas spiningautojo ginklas – pasaulyje pripažinti masalai Bait Breath ir spalvingos SV mikrovartiklės. Sužinok daugiau – angleris.lt. Čia laida apie žūklę. Jau beveik prieš mėnesį nutirpo sniegas, upėse išplaukė ledai. Ir štai tokiuose mažuose upeliuose jau galima susikauti su margašoniu upėtakiu. Nors ir labai norėtųsi ištarti labas pavasarį, tačiau miškas ir upelis, kuriuos aplankėme praėjusią savaitę, dar gyvena žiemos ritmu. Smagiai žemyn savo vandenis nešantis nedidelis upeliūkštis, vietomis dar nesugebėjęs nusipurtyti ledo gniaužtų, o vanduo toks šaltas, kad nebent po karštos pirties į jį koją įkišti norėtum. Kaip bebūtų, tačiau nebyli srovė nėra tuščia. Po medžių šaknimis ar kelmais tūno pasislėpę margieji upelių karaliukai, kuriuos medžiodami praėjome nemažai kilometrų, masalais iščiupinėjome kelis įdomius slapto upelio ruožus. Šįsyk kartu žvejoja ir mūsų bičiulis Kęstutis, kuris upėtakių žūklei atidavęs daugiau nei 15 metų. Tad labai smagu, kai kartu žvejoja žmogus, sukaupęs didelį žinių bagažą. Žmogus, kuris gali patarti, kaip ir ką daryti, medžiojant upėtakį mažame miško upelyje. Paprastai upėtakiautojai vieni kitų nemyli, nes jeigu vienas praėjo ruožą, tai iš esmės jau kitas gali visai neiti. Bet mes štai su Kęstučiu einame kartu, petys į petį, tiesiog stengiamės vienas kitam netrukdyti ir be abejo aš dar iš jo ir mokausi, nes vis tik Kęstutis yra labiau pažengęs už mane. Aš upėtakių žūklėje dėja kol kas šioks toks profanas, žodžiu, bet jau pradedu šiek tiek mokyti, suprantu, kaip reikia užmesti, suprantu, kur reikia užmesti po truputėlį. Ir dar vienas momentas, tai mes bandome skirtingus masalus. Jeigu aš žvejoju mažute vartiklę blizgute, tai Kęstutis žvejojo vobleriu. Tiesiog bandome ir tokius variantus. Tai dar momentas toks, kad jeigu vienas įmetame, sakykime, į šakas masalą, reikėtų eiti jį atkabinti, bet vieta tikrai potenciali, tikrai ten gali būti upėtakis, tuomet antrasis apmėto tą vietą jau aktyviau savo masalu. Žodžiu, tokia simbiozė mūsų dviejų, nors, kaip sakiau, iš tikrųjų upėtakiautojai vieni kitų nemėgsta ir dažniausiai žvejoja po vieną. Šioje žūklėje toks pasivaikščiojimas drauge iškart davė apčiuopiamų rezultatų. Štai ties bebrų užtvankėle pastebėjome net 2 nedidelius upėtakius, kurie dėja mikrovartikle nesusidomėjo. Negaištant laiko, per kurį žuvis gali pasprukti į tarę klastą, kolega užmetė vobleriuką ir vuolia. Žuvis puolė masalą vytis. Kai režimas upėse žeminis, upėtakiai masalus atakuoja labai išrankiai. Vis tik vienu atveju geriau galbūt blizgutė vartiklė maža miniatiūrinė, kitu atveju vobleriukas. Netgi tokie buvo momentai, kuomet vienas užmetėme,
jokios reakcijos, upėtakis net nejuda, mes matome, kaip jisai stovi srovėje, bet net nereaguoja į masalą. O užmetus kitą masalą, žiūrėk, jis jau apsisuka ir vejasi griebė tą masaliuką. Žodžiu, tai vėlgi tokia, sakykime, eksperimento forma šiokia tokia, nes galime išbandyti įvairius masalus, tiesiog atrasdami patį geriausią, neprarasdami gerų potencialių vietų, neišbaidydami to upėtakio, kuris vis tik gali dar užkibti ten, jeigu jam pateiksime kitokį masalą arba kitokį pravedimą. Kągi, labai džiaugiamės tuo, ką radome šiame upelyje. Žuvis matome plika akimi. Tai žiūrėk, uodega po kelmų juda, tai pabaidyta žuvelė sprunka meškeriotojui pro kojas, kad ir kaip tyliai bei atsargiai jis bebūtų judėjęs. Sėlinimo technika čia ypatingai svarbi. Neretai tarp žuvies ir žvejo būna vos 5-10 metrų atstumas. Tad mažiausia žmogaus klaida žuvį išbaidys ir teks kulniuoti toliau, kol vėl pavyks rasti posūkyje išplautą rėvą ar duobelę po medžio šaknimis. Būtent tokias slėptuves upėtakiai renkasi dažniausiai, nors žiemą jie išplaukia ir į kitas vietas, apie kurias papasakosime kiek vėliau. Bet kokiu atveju, žvejas upelio vandenyje turi elgtis labai atsargiai bei atsakingai. Ne tik sumažinti savo skleidžiamus garsus iki nulio, bet ir žiūrėti po kojomis. Dar vienas dalykas, į kurį žiemos metu reikėtų visgi atkreipti dėmesį, tai kad brendant reikėtų žiūrėti po kojomis, nes upėtakiai jau yra rudenį vėlai išneršę ir tokiose vietose, kur yra žvirgždas, kur yra didesnė srovė, būtent tokiose jie neršia, reikėtų tas vietas apeiti, prabristi pakraščių galbūt ir ten geriau nevaikščioti, nes maža kas galbūt ten dar yra užkastų upėtakių ikriukų. Upėtakiai neneršia ramiose vietose, dumblėtose, ar ten molis, ar kietesnis dugnas, bet kur žvirgždas ir yra tėkmė nešanti deguonį ikrams, būtent tokios vietose upėtakiai. Todėl, jeigu jau tenka bristi į vandenį, tarkim, norite užmesti jums patogiau iš vandens poziciją tokią įmate, tai lipdami į vandenį žiūrėkit, ne tik, kad nenugriūtumėt, bet ir kur dedate koją. Tas judėjimas vėlgi labai komplikuotas, nes upeliai yra ir įvairiausiai giliai, ir sminga kažkur koja į smėlį, ir reikia pasilenkti kažkur po medžio šaka, ir dar reikia spiningą su masalu neštis, neužkabinti. Žodžiu, čia viskas labai sudėtinga, galbūt tai galima būtų prilyginti kažkokiam tai spec tarnybos kareiviui, sėlinančiam priešo teritoriją, kuomet reikia elgtis taip, kad jo niekas nepastebėtų. Nes vis tik upėtakis yra labai akylas ir jis viską mato ir viską labai jaučia. Ir mes galime tik tai labai lėtai, ramiai, atsargiai sėlindami prie jo prisėlinti ir pasiūlyti jam masalą. Dėl tos priežasties mes einame prie srovę, nes jeigu eitume pasroviui, tai upėtakis stovėdamas galvą prie srovę, tikrai mus pamatytų daug anksčiau. Ir esant tokioms sąlygoms, kuomet užmesti 15 metrų, tai yra labai didelė prabanga, dažniausiai metame 10-8 metrus masalą. O iš tokio atstumo upėtakis, jeigu jisai mus mato, tai tikrai pamatys ir pabėgs. Todėl vis tik sėliname eidami prie srovę. Žinoma, tai yra sunkiau, nes reikia pravesti masalą, visai kitas pravedimas, masalas juda greičiau ir reikia sukti greičiau kartu su srovė, kad eitų. Bet kibimų atžvilgių tai tikrai tai yra efektyviau eiti būtent prie srovę, o ne pasroviui. Nors keliaudami upelius stengiamės filmuoti visus pirmuosius metimus, nes upėtakis, jei jis yra masalo atakos zonoje, kerta 1-2 metimu, tačiau tą grožį nuo masalo užmetimo iki kibimo užfiksuoti pavyko ne visada. Upėtakiai sugalvojo išplaukti į sau nebūdingus vandens ruožus, kurie žvejui atrodo be jokio potencialo. Bet kuriuo atveju, tokioje upelio atkarpoje darant kontrolinį metimą, bam ir kibimas, o kamera neįjungta. Taip atsitinka nedažnai, tačiau žiemą tokia upėtakių elgsena visiškai nestebina, pasakojo mūsų bičiulis Kęstutis. Žvejojam žiemą, yra žiemos režimas ir ta žūklė žiemą, sakykime, gerokai skiriasi nuo žūklės visais kitais metų laikais, ten pavasarį, vasarą ar rudenį. Žiemą būtent upėtakiai yra patys vangiausi ir juos suvilioti masalu, ko gero, šiuo metu laiku yra pats sudėtingiausias dalykas. Matosi, kad vanduo yra pakankamai skaidrus, tokios sąlygos irgi nepadeda žvejoti, nes upėtakiai labai gerai mato, puikiai, žodžiu, ir mes randamės,
ypatingai mažame upelyje, čia iš vis pasislėpti, žvejui yra labai sudėtinga. Kitas žieminės žūklės niuansas yra tas, kad upėtakiai žiemą renkasi žymiai lėtesnės sroves, tarkim, kaip šiltesniam vandenyje, ten gali būti sraunumuose, sraunesniam vandenį, žiemą renkasi ramesnės vietas, jie yra vangesni ir tuo pačiu masalo pravedimas upėtakių irgi turėtų būti kuo lėtesnis, upėtakis nesivaiko greito masalo, todėl masalą reikia pravesti lėtai ir jų ieškoti taip pat galima netgi bebrynuose, vos nestovinčiame vandenį, kas šiaip keista, upėtakio nebūdinga, bet žiemos metu jie būtent truputį elgiasi kitaip ir netgi gyvena netgi ne po vieną, kas irgi nebūdinga upėtakiui, nes šiaip upėtakis vienišė žuvis, savo teritorijoje konkurentų nemėgsta, bet žiemą dar irgi pastebėtas dalykas, kad galima sugauti toj pačioj vietoje, tam pačiam ruože po kelius upėtakius vienu metu. Netgi šioje žūklėje matėme keletoje vietoje po kelius upėtakius ant smėliuko draugiškai gyvenančius, kas šiltuoju metu vasarą jam nebūdinga, jie paskui išsiskirstys, užims savo pozicijas medžioti ir vėliau taip draugiškai nebegyvens. Na, šįsyk tokia upėtakių gyvensena mums buvo paranki. Nors ir nedideli, bet labai pikti miško žvitruoliai su malonumu ragavo mūsų masalus. Visi žino, kad žvejai apdovanoti ypatingą kantrybę. Tačiau upėtakius mažose upeliuose gaudantys meškeriotojai juos turi turėti 2, o gal ir 3 kart daugiau. Ribota erdvė metimui ir judėjimui šią žūklę daro tikrai sudėtinga. Net ir labiausiai patyrę žvejai neišvengia tuščių šūvių, po kurių masalas lieka kyboti ant medžio šakos ar kito kranto žolėje. Upėtakių žvejyba tokiuose upeliuose, kur vien tik šakos virš galvos, įvairiausi kliuviniai ir kas liečia metimų techniką, tai galbūt aukščiausias lygis galėčiau pavadinti, nes kiekvienas metimas yra kitoks. Čia ta uždara tokia erdvė, kurią uždaro upelis, krantai upelio ir šakos pasvirusios ir plus reikia pataikyti dar į tam tikrą tašką, kur gali potencialiai būti upėtakis aukščiau upėtakio priesrovę. Reikia, tiesą sakant, labai daug kantrybės čia žvejojant, net regis ir jau gaunasi tie metimai, regis jau visai užmeti teisingai, tačiau nepastebėjai kažkokios šakelės, nepastebėjai kažkokio žolės, kažkokios nusvirusios virš vandens ir jau užkabinai ir viskas, turi eiti atkabinti masalą, nes tiesiog jo neištrauksi, jeigu patampysi, vis tiek žuvį nubaidysi, todėl, tie metimai, kaip sakiau, turi būti tiesiog preciziški ir juos reikia atidirbti, o atidirbti jų kažkur tai kitose vietose praktiškai neįmanoma. Viskas vyksta čia upelyje, būtent upelio, mažojo upelio sąlygomis ir tomis ekstremaliomis sąlygomis ir mokaisi ir tuo pačiu žvejoji. Ir kaip sakiau, daugeliu žvejų, daugeliu spiningautojų tiesiog neužtenka kantrybės tam, jie renkasi didesnės upes, o didesnėse upėse žinoma galima sužvejoti didesnį upėtakį, didesnę žuvį, čia upeliuose be abejo upėtakiai mažučiai, didelį upėtakį, jau rekordinį upėtakį sužvejoti čia praktiškai neįmanoma. Dažnai tokia mažam upelį žvejas turi vienintelę progą metimui. Jeigu tas metimas kažkiek netaiklus, masalas nukrito ar ant kranto, ar ant šakos, antro kartai, dažniausiai antro šanso nebeturime. Todėl tokiuose upeliukuose tikrai šita žūklė labai dažnai būna vieno metimo žūklė. Pradedančiajam tokiam upelyje pradėjus žvejoti gali greitai labai baigtis kantrybė, po kelių valandų žvejybos kokios ten žvejybos, laipiojimo po šakas ir atkabinėjimo masalų, vietoj to, kad gaudytum žuvį, gali nusimušti ūpas ir daugiau nebekils noras gauti upėtakių, todėl pradėti visgi gal geriau didesnėse upėse. Dažniausiai upėtakius žvejai vilioja mažais vobleriukais, nors mūsų kolega Kęstutis labai dažnai naudoja ir mikrovartikles. Tikrai negaliu išskirti, kuris masalas yra geresnis. Upėtakiai puikiai reaguoja tiek į voblerį, tiek į blizgutę. Tik svarbu žinoti, kada ir ką naudoti. Ypač žiemos metu, kada upėtakiai nėra labai greiti, dažnai seka masalą iš paskos, net jį apžiūrinėja, turėdami laiko
sekdami iš paskos ir matome, kad vieną kartą atsiveja, bet to masalo neragauja. Ir vertėtų tada keisti vobleriuką, spalvą keisti, spalvinimas upėtakiam turi didelį įtaką, nes jų rega labai gera. Taip pat galima bandyti vartiklės. Vartiklės irgi būna įvairių spalvų. Vartiklių darbas yra vienoks, vobleriukų yra kitoks. Todėl, bandyti su masalais tikrai reikia, ypač žiemos metu tikrai verta. Net ir šiandieną buvo toks atvejis, kada žvejojom, kadangi su Algirdu greta, mano masalas upėtakiui netiko, paskui Algirdo masalas kitoks, upėtakiui pasirodė skanus ir jis jį atakavo. Taigi, bandyti... Tas pats upėtakis, būtent tas pats upėtakis atakavo, taigi, vadinasi, masalai yra skirtingi ir jie reikalingi. Tarp įvairių voblerių, štai pavyzdžiui, turime crank tipo arba minnow tipo voblerius, tai žiemos metu visgi rekomenduočiau rinktis pailgus, štai tokius voblerius, kurie dirba daug lėčiau, ne taip agresyviai kaip crankai, kurie labai stipriai vibruoja vandenį, rinktis lėtesnius, vangesnius voblerius, netgi twitching tipo, kurie taip vandenį vangiai vartosi nuo šono ant šono, nes žiemos metu būtent toks masalas čia jau iš praktikos yra, kad žymiai efektyvesnis negu agresyvus, greitai vandenyje spurdantis masaliukas. Aš pats labiausiai mėgstu tas tokias panašiausias į natūrales, ten kilbuko, upėtakiuko ar panašias imitacijas, bet jeigu vanduo, tarkim, yra drumzlinas ir nėra skaidrus, visgi reikia turėti ir ryškių spalvų voblerių, kurie, išprovokuoja kibimą, kada natūralūs vobleriai, būna tokių situacijų, kai pasiteisina ryškios, provokuojančios spalvos, nežinau kodėl, bet tiesiog atrodo, kad erzina upėtakį, tad reikia pabandyti ir ryškius, netradicinio spalvinimo voblerius. Šį kartą žvejodami upėtakius naudojame labai ploną, kokybišką PE valą, tai 10 valas, kurio tikrai čia užtenka ir beje su juo labai pavyksta padaryti gerus užmetimus, kuomet sąlygos labai sudėtingos, reikia mesti kažkur iš apačios, kažkur kitaip, jis labai gerai slysta prieš žydelius ir tai yra, sakykime, palengvinimas didelis žvejyboje užmetimų prasme. Bet kas svarbiausia, kad mes rišame dar maždaug pusę metro tokį štai fluorokarboninio valo pavadėlį, maždaug 15/100–16 mm storio, tam, kad vis tik vanduo yra labai skaidrus, o upėtakis yra akylas, jis mato ir kitą kartą, kai jis labai aktyvus, vasarą žvejojant, rudeniop žvejojant tuose upeliuose, regis ir nereikėtų to fluorokarboninio valo, kada jisai, tiesiog be atodaros griebia masalą, tačiau dabar jis, sekdamas masalą, jis labai dažnai turi laiko stebėti, kas ten yra. Vis tik jam gal tai neatrodo natūralus tas masalas, kaip kažkoks natūralus maistas, ir jeigu dar yra kažkoks, tai sakykime, faktorius, kuris dar gali pridėti tų abejonių, ir jis tikrai to masalo negriebs. Todėl štai fluorokarbono galiukas valo tikrai tam nepakenkia ir pririšame specialiu mazgu tiesiog jį prie PE valo ir viskas, ir gaunasi viena ištisinė gija ir upėtakis mažiau reaguoja, nes vis tik fluorokarbono valas yra, sunkiai matomas vandenyje, beveik nematomas, todėl ir upėtakis tiesiog jo galbūt, sakykime, nepastebi arba pastebi, ne taip lengvai, taip paprastai. Įrankio pasirinkimas tokioje žūklėje yra ypač svarbus. Jei žvejyboje, kuri neverčia apmastyti kiekvieną ir galbūt lemiamą metimą, keli centimetrai šen ar ten esmės per daug nekeičia, tai čia, brendant mažu miško upeliu, reikia deramai įvertinti ir meškerės ypatumus, ir ritės greitį. Labai svarbu teisingai pasirinkti spinningą tokiai žūkliai, būtent žūkliai mažose upeliuose, kur daug krūmynų, tai turėtų būti kotas gana trumpas. Aš naudoju 6 pėdų, tai maždaug 1,80 m ilgio spinningėlį, kuris vis tik turėtų būti gana liaunas ir gana jautrus, nes negalime čia naudoti kieto koto, nes su tokio pagalba nesugebėsime valdyti užmetimų ir per daug liaunas, per daug kažkoks, sakykime,
sakykime, minkštas vėlgi neturėtų būti, nes nepakirsime upėtakio. Vis tik čia turėtume rasti tokį viduriuką. Ir aš tai naudoju čia užmetimo svorio, tai yra nuo 1 gramo iki 7 gramų, nes masalai mūsų tikrai daugiau kaip 7 gramus nesveria, todėl ir nereikia daugiau. Bet kotas tiesiog turi, na, sakykime, prilipti prie rankos, būti patogu su juo užmesti, nes vis tik metimai daromi įvairūs, ne tik per galvą, bet ir iš šono ir netgi, sakykime, tokių mostų užmojant, tiesiog užmetant paprastai. Kotas tai yra galbūt vienas svarbiausių dalykų, spiningo kotas tokie žuklėje, nes jis padeda atlikti praktiškai visą darbą ir valdyti masalą, ir užmesti, ir pakirsti, ir tuo pačiu, žinoma, varginti žuvį, ištraukti upėtakį. Užtenka vieną kartą ateiti prie upelio, pabandyti pamėtyti tokiomis sąlygomis mažą masalą ir tikrai įsitikinsite, kad mano žodžiuose yra tikrai labai daug tiesos. Apie ritę reikėtų pasakyti tai, kad, na, norėtųsi, žinoma, tokį įrangį subalansuoti su miniatiūrinė ritele, tačiau čia yra šiokia tokia problema. Vis tik yra upelis, yra srovė, mes metame prie srovę ir labai dažnai tenka greitai suvinioti valą, susukti. Ir maža ritelė dažnai tokio, na, efekto neduoda, to greito suviniojimo ir greito pravedimo, priklausomai nuo srovės. Todėl vis tik aš rekomenduoju ir žvejai, žvejojantis, meškeriotojai upėtakius rekomenduoju didesnę ritelę, greitesnę ritelę, kad galima būtų kuo greičiau ir surinkti valą, ir traukti pasroviui masalą, kad masalas vis tik užsivestų ir dirbtų. Tai liečia ir voblerį, ir sukriukės, ir vartiklės, ir blizgutės. Nu, todėl ritė vis tik neturėtų būti miniatiūrinė, turėtų būti šiek tiek didesnė, kad ji leistų vis tik tai tą valą surinkti labai greitai ir, na, tiesiog valdyti masalą, ar jį traukiant labai greitai, ar lėčiau. Sugauti upėtakį mažame miško upelyje misija nėra neįmanoma. Tiesiog tai yra žuklė, kuriai reikia atsiduoti ir kūnu, ir protu, nes be rankų miklumo bei minties, kurią į masalą reikia įdėti kiekvienu metimu, vargu ar kas nors gausis. Tfu, bet mūsų žuklė pavyko tobulai. Laikas praleistas puikiai, vėl pasikrovėme gerųjų emocijų doze. Nors ne kartą teko nusikeikti masalą pakabinus medyje ar užkliuvus už paskendusios šakos, tačiau grįžęs namo jautiesi patenkintas, kad pavyko įminti miško upelio ir jo margašonių karaliukų mįslę. Na kągi, laiką prie vandens praleidome tikrai netuščiai. Žinoma, tikėtis tokiame upelyje kažkokių tai įspūdingų egzempliorių tikrai neverta, tačiau diena ir laikas praėjo tikrai puikiai. Nu, toliau laidoje trofėjinio laimikio konkursas. Trofėjinio laimikio konkursas – tai vieta, kurioje efektinga žuvis gali virsti vertingu prizu. Jei sugavai kažką didelio, siųsk mums laimikio nuotraukas ar vaizdo įrašus elektroniniu paštu apie zukle@gmail.com. Būtinai įrašyk žuvies svorį bei ilgį, papasakok, kur ir ką jis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną konkurso laimėtoją, kurią mūsų laidos draugai žuklės reikmenys fanatikai.lt padovanos vertingus prizus. Šįsyk gavome keletą nuotraukų, kuriuose įamžinti ešeriai sugauti tuomet, kai ledas dar leido saugiai žvejoti. Šiandien sveikiname Valentiną Rakauską, ežere X sugavusi kilogramą 204 gramus svėrusi dičkį. Žuvis susigundė vėžele, o traukiant ją teko ir pavargti. Žvejas naudojo vos 1/10 mm storio valą. Tad sveikiname Valentiną, jam atitenka mūsų laidos draugų fanatikai.lt įsteigtas prizas. Atminkite, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingo, mes visada laukiame laimikių nuotraukų ar vaizdo įrašų. Sveikiname šios savaitės trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją ir šiandien viskas. Susitiksime kaip visada lygiai po savaitės. Ate? Laidą pristato Okuma, žvejybinės ritės visiems gyvenimo atvejams.